Šiandien mes kalbamės iš Jungtinių Amerikos valstijų Clevelando miesto. Prieš 2 dienas šeštadienį įvyko Lietuvių namuose gyvo garso koncertas grupės Vairo iš Šiaulių. Susirinko grupės gerbėjai, dainavo ir šoko mažesnieji, buvo įspūdingas ir jautrus koncertas. Šį vakarą mes matome visus grupės narius ir norime truputį pakalbėti su jais. Sakykite, prašau, ar jūs pirmą kartą Amerikoje? Jau Vairo kolektyvas jau antrą kartą Amerikoje. Netgi nespėjo metai prabėgti, mes atvažiavom jau antrą kartą į Jungtinės valstijas. Aš asmeniškai ir 3, o Sigitas mūsų jau turbūt nebesuskaičiuoja kiek kartų. 3 kartus. Tai va, tai mes jau prabėgus 8 mėnesiam po praeitų gastrolių valstijose vėl atvykome čia. O sakykite, kur buvote prieš Clevelandą ir kur po Clevelando galvojate dar sustoti? Tai šis mūsų apsilankimas buvo specialiai ir mus pakvietė, kad praeitą savaitgalį mes koncertuotume šalia Bostono. Tai buvo šiaurės lietuvių žaidynės. Jo. Tai mūsų pagrindinis tikslas buvo šitose žaidynėse mūsų pasirodymas, bet jau kadangi tokia ilga kelionė, tai žinoma iš karto namo nusprendėme nevažiuoti ir nesigailim gerai, nes šiandien esame ir pas jus svečiuose. O kitą savaitgalį ateinantį Čikagoje 2 pasirodymai. Ir važiuosim namo. Puiku. Vairas tai brandaus amžiaus kolektyvas. Viena seniausių grupių Lietuvoje. 1960 metų kovo 8 diena laikoma grupės įkūrimo diena. Sakykite, ar ši data turi ką nors bendrą su moterim? Tai vis tik tai, kad kovo 8, tai ta proga ir buvo tas koncertas rengiamas, kovo 8 dienos proga moterim pasirodymas, bet apie tos laikus mums sunkoka kalbėti, tais laikais tai buvo visiškai kitas sąstatas, aišku, kiti atlikėjai, mes tik tai čia jau istorija, apie kurią jau yra aprašyta ir aš tikiuosi, kad greitai Lietuvoje ir bus išleista knyga apie Vairą, kur visi galės pačiau pasiskaityti apie tą ilgą 50 metų Vairo istoriją. Jei trumpai kalbant, kuo skiriasi senesnioji grupė nuo šiandieninės? Kad labai skirtusi, sunku ką nors ir pasakyti. Pavyzdžiui, mūsų Sigitas, jis yra iš nuo senų laikų, jis veteranas. Ir dabar pasakykite, mes šiek tiek jau jaunesni grupėje, niekom nesiskiriam. Kažko skirtusi. Gali, netgi senam Vaire buvo kolektyve daugiau narių. Tai pora jų, kurie tikrai išėjo naktį. O tai kas jūs įkvėpė kūrybai, iš kur jūs ėmėtės energijos? Kas yra ta jūsų mūza, kad jūs taip gerai atrodote? O, kad atrodome gerai, ačiū. Ta energija ir tos mintis, tai mūzai, tiesiog, kada toks gyvenimas, kada gyveni, turbūt ir tos mintis, tose mintise gyveni, tai aš manau, kad čia mums kažkaip tai mes apie tai labai negalvojame, tiesiog jos iš vidaus veržiasi, kad gyveni, taip dainuoji, taip kuri, groji, visas gyvenimas muzika, tai ta muzika ir tiesiog įskamba čia. Kiek teko girdėti, jūs ne tik koncertuojate, jūs dar kažką darote. Taip. Ar jūs auginate jaunąją kartą, kuri galbūt kada nors pakeis jūs? Tai jeigu dėl auginimo, tai čia jau geriausiai šiuo metu gali apie tai kalbėti mūsų Vytautas, nes jis turi savo sūnų, kuris eina tėvo pėdomis, groja Jonio ansamblyje, groja būgnais ir neblogai groja. Dariaus 2 sūnai auga,
iš jų, aš manau, taip pat bus muzikantų, nes jie mokosi muzikos. Tik tai mums susigytų nepasisekė, pas mus dukros, tai vat jau būgnininkų iš jų tikrai nebus. Va, o šiaip mes dirbam visi mes dirbame, sakyčiau, pedagoginį nuostabų darbą, nes dabar vasara ir mums atostogos mes galime keliauti. Visi esame mokytojai, mes trise, Vytautas, aš ir Sigitas dirbame vienoje mokykloje, tai yra Šiauliuose Dagilėlio dainavimo mokykla, o Darius aš tą pavadinimą vis ir pamirštu. Jovaro pagrindiniai mokytojai. Šiauliuose. Taip, kad visi mokytojai. Taip, dabar norėčiau paklausti, kadangi jūs labai daug koncertuojate ir Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų, ar jūs galėtumėte tokių atrasti panašumų arba skirtumų, kuo skiriasi Lietuvos publika nuo Amerikos? Publika šiaip tai, kad skiriasi, tai tikrai. Kad skiriasi tikrai. Man tik tais, dar aš nesuprantu, vyresnio amžiaus publika, jie sėdi koncerto metu, žiūri, lyg viskas gerai, ploja, aplodismentai, bet akis, aš jų akių dar kol kas nesuprantu koncerto metu. Nematau tos išorės, ar tai linksma, ar tai gerai, jie ramiai žiūri, seka, žiūri, o po to tik tai mes po koncerto sužinom, kada ateina, kada jie pradeda komplimentus mums sakyti, kad tai viskas nuostabu. Jie labai ramiai, jie labai atidžiai, ramiai viską išklauso. Lietuvos publika jau jie gali, jie galvas linguoti, jau matai, ar tai buvo, arba kas susiraukė sėdės, jau žinai, kad blogai, arba jau kad linguoja, tai vadinasi gerai. Tai ką tai reiškia? Reiškia, reikia dažniau atvažiuoti. Jo, kada dabar mes? Rudenį, paskui po naujų metų. Puiku. Clevelandas yra įžymus tuo, kad čia yra vienintelis pasaulyje roko muziejus. Ir sakykite, gal atskleiskite tą paslaptį mums. Kas gi riša vairą ir Rock and Roll Hall of Fame muziejų? Va, mes norėjome laikyti ilgai tai paslapti, bet kadangi jau, sakot, atskleiskit, tai dabar jau viską ir atskleisim. Taip, iš tikrųjų, ta kelionė mums išliks visam gyvenimo atminty, išsiskirs nuo kitų kelionių, kadangi mes vakar labai tikrai mūsų vairo kolektyvo istorijoje labai didelis įvykis, kuris įeis į vairo istoriją. Mes dabar esame įtraukti į Clevelando rock'n'rollo muziejaus narių sąrašą. Taip. Oficialiai įteikta kompaktinė plokštelė. Pasakė mums taip, bet kuris atvykęs į Clevelando rock'n'rollo muziejų, jeigu pageidaus ar gali išgirsti ką nors Lietuvos atlikėjų, tai jie iš karto pasakys, taip, yra vienintelis kol kas kolektyvas, Šiaulių vairas, kuri fonduose jų, kurie galite klausytis. Muziejuje ateini, gali visos, kurie muziejų archyvose yra muzika, gali pasiklausyti, tai tame archyvėje atras ir mūsų kompaktinė plokštelė. Tai tiesiog per maža pasakyti, kad tai data, kuri įeina kaip viena iš svarbiausių datų į vairo istoriją. Tai tiesiog data, kuri viena svarbiausių muzikos istorijoje, Lietuvos muzikos istorijoje. Taip, nes mes jau žengiam plačiau, mes vis kažkaip aplink Lietuvą, aplink Lietuvą, pačioje Lietuvoje, o dabar jau matot, jau sakykime, mes dabar jau būsime tai žinomi ir už Atlanto. Mes tikrai labai džiaugiamės ir didžiuojamės jumis. Ir norėtumėm padėkoti už puikų koncertą Clevelande, palinkėti geros kelionės į Čikagą, palinkėti gerų koncertų Amerikoje ir grįžus Lietuvoje. Sakykite, jūsų planai taip pat tokie įtempti, Lietuvoje grįžus per daug nepailsiausi? Lietuvoje mes gausime tik tai vieną dieną pailsėti, kad persiverstų mums tas laikas, nes jau joninės ir joninių išvakarės, ir pačios joninės, ir po joninių, ten Lietuvoje gaunasi ilgas savaitgalis ir daug šventinių dienų ir visos grojamos, taip kad kol kas atsipalaiduoti nėra kada. O šiaip visas grafikas koncertinis sudėliotas iki spalio vidurio. Puiku.
Tai labai prašome, parvežkite gerų dienų gimtiniai mūsų artimiesiems ir draugams. Ačiū. Mes jūs mylime, mūsų padangė visada laukia jūsų ir prašau sugrįžti ne kartą. Iki susitikimų, naujų koncertų. Ačiū visiems. Ir jums ačiū. Jums ačiū, aš galiu pasakyti, kad mes jūsų laukiam sugrįžtant, jūs sugrįžt. Mes linkėjimus parvešim visiems, papasakosim, kaip jūs mus meiliai, šiltai, smagiai mus priėmėt, kaip mes čia gerai jaučiamės ir laukiam mes jūsų sugrįžtant į Lietuvą, kad mes galėtume jūs sutikti ir kažkuom tai nustebinti jūs. Tiesiog ačiū. Puiku, jūs laukiate mūsų, mes laukiame jūsų. Mes susitiksim dar. Iki pasimatymo. Viso.